Tai sveiki visi, šiandieną filmuoju video. Kaip matote, Robocraftą jį filmavė ir The Mr. LTU, taip pat ir LTU Karosas 353. Tai dviese, tai aš šitą kartą filmuosiu vienas, bet tą patį žaidimą kokie jie. Tai dabar krauna. Kaip matote, šitą žaidimą, kaip ir jie sakė, kad nėra sunku atsisiųsti, tai jie sakė tiesą, kad galima laisvai atsisiųsti per Steamą, kaip ir visus kitus žaidimus nemokamai. Tai jie dar gali filmuoti vieną video su tokiu vienu draugu, Justu. Kaip matote, iš paveikslėlių galim čia suprasti, aš galiu viską paaiškinti va šito paveikslėlį ir va šito. Čia yra geriausi šarvai, ant šito skraidančio. Čia ant šonų yra tie lazeriniai yra geriausi šarvai, o ant šito, kur tie juodi su raudonis blokais yra, tai jie yra patys geriausi blokai. Jie kaip ratai tie yra irgi patys geriausi. Šičiai galima dar buvo tokie kaip sparnai naikintuvo, galėsiu paskui parodyti jums, jeigu bus dar laiko. Tai aną video, praeitą video mačiau vienas komentaras buvo apie minigeimus, kad geriausia žaisti Hunger Games. Gal ir pabandysiu su draugais, tai pasižiūrėsim paskui. Tai dabar biškį užkrauna tegul. Kaip matote, esu vienas, be jokių draugų, kaip jie visi. Kaip matote, biškį man pabugino, kad dedasi automatiškai blokai. Tai dabar palaukite, biškį optionus reikia sustatyti. Kažkur čia turėtų būti wall. Šitą irgi visai nusimažinam, tai galim dabar normaliai filmuoti. Kaip matote, va šitie žali blokai yra treti iš leviausių. Šitie yra antri iš leviausių, pilki, šitie yra treti blogiausių, šitie ketvirti, o dar pilki yra antri, o šitie, kur turiu rankoje, jie yra paprasčiausi blokai ir jie yra for free. Kaip matote, pas mane yra čia biškį užkalintas tas pilotas. Va, pavyzdžiui, matote kėdę. Tikiuosi jums patiks šitas video, tai lempos matote yra, tai galima eiti į betų. Kaip matote, čia visi rašinės į chatą, tai aš tai nieko nesirašinėjau. Ir kaip matome, pas blogiečių tyme yra netgi 2 tymai, o pas mus yra tik vienas, tai pasižiūrėsim, kaip čia mums pasiseks su vienu tymu. Dabar teleportina playerius. Viskas čia vyksta Marse, kaip ir visada per tokius įdomesnius žaidimus. Kaip matote, vis tiek čia biškį bus su soundu, jeigu jūs girdite. Kaip matote, teleportina jau. Tikiuosi, soundų per daug nebus. Tikiuosi, labai norėčiau. Jeigu prastai girdite mane, tai nežinau. Teleportina mane, dabar biškį reikia palaukti. Dabar galiu pasakyti. Dabar filmavimo programos. Bandikemo. Tai dar apie kažką galim pasikalbėti. Pavyzdžiui, kaip reikia atsisiųsti šitą žaidimą. Jį yra atsisiųsti labai lengva. Tiesiog eini į Steamą, į Story ir parašai Robocraft. Ir tada tau išmeta šitą žaidimą, paspaudi Play Now ir siuntiesi žaidimą. Kaip matome, mes jau turime pirmą priešą sutikom. Kaip matome, jam suvarėm vieną kulką. Jis mums nespėjo suvaryti, o čia jau yra visa gauja pasirodo. Ir bandom pataikyti tą, kuris norėdėjo, bet nepasisekė. Tai jau čia bus techniniai nesklandumai. Tai sugrįžau, nors net nebuvo techninių nesklandumų, tai dabar, kaip matote, labai feilinu ir mane nužudė. Kaip matome, čia yra
ne patys stipriausi playeriai. Čia yra bandydamas skraidyti. Nelabai jam pasisekė turbūt, nors gal ir pasisekė, nežinau. Šiaip čia, jeigu girdite kažkokius sounds, tai čia mano mama atėjo. Ir čia pasakiau, va, pradėjo skraidyti, buvo biškai pradėjo. Tai dabar gal netgi ir negaišim laiko ir išeisim iš tenai. Dabar, jeigu jums patiko tasai Robocraftas, tai šitas, jeigu patiks video, tai aš galiu kelti daug daugiau. Jeigu norite, kad kitą kartą filmuočiau su teamu, tai pasakykite, su mielu noriu, kas nori būti šitam teame, tai su mielu noriu priimsiu. Bet būtinai turi būti lietuvis. Dabar man reikėtų biškį pinigų, jeigu turiu, tai nežinau, reikėtų nusipirkti kokių daiktų biškį, atleiskit, ar pasižiūrėti kiek pinigų, nepavyko, gerai, atsiprašau šitą nelabai pasisekusi dalį, labai atsiprašau. Tikiuosi, man pavyks nusipirkti biškį detalių, tai gerai būtų, 3 detalės netinka šitų, reikia būtinai kitų, 3 detalių šitų užteks, super, dabar grįžtam čionai, taip, o čionai tai į gerą vietą, gerai, super, dabar reikia biškį galą įdėti vieną tą, gerai, labai gerai, tai sakau, kas? Tai jau techniniai sklandumai. Tai va, susitvarkiau techninius sklandumus. Tai galima varyti pizza. Kaip matote, čia visi nesąmonės visokiausias rašinėje. Galėsiu ir paskui. Kaip matote, gali būti net ir boss beatų. Boss beatų yra pati geriausia beatų. Nes iš jos gauni tiek daug pinigų, žiauriai daug pinigų gauni ir dar plus gauti ir labai fainai kovoti prieš vieną bossą. Kaip matome, pas juos yra vienas teamas, pas mus nėra teamo, tai jau gali būti mums biškiai lėbiau, tai kaip matome, mes esame vienam iš mano mėgstamiausių mapų. Jau pradėjo teleportinti playerius. Matote, aš pasivadinęs Mantis 147, nes aš kažkaip galvau, kad tas bus mano jau užimtas nikas, tai su šitokiu pasivadinau. Šitas mapas skiriasi turbūt nuo kitų ir jeigu, pavyzdžiui, tu niekada nebūsi raudonas playeris, tau dabar mano priešininkas atrodo, kad aš esu raudonas playeris, o man atrodo, kad jie raudoni, tai tokia yra biškį bėda, kad, ne, čia ne bėda, bet visada žinokit, kad nebūsit raudonam teame, tik priešininkams būsite jūs raudonam teame. Tikiuosi dabar niekas nevažiuos čia pro patį centrą ir manęs nepačieškins. Jeigu, ką matėte, karosas tenai yra visai nepatyręs ant šito žaidimo, nes jį iškart patį pirmą nušauna ir jo šitas yra ne pats geriausias robotas. O tasai dalis LTU, jisai yra per daug triusterių įsidėjęs. Tai gal jam ir išeina į naudą, bet man tai tikrai neišeitų į naudą. Gerai, pabandom čionai, čionai prasikasti. Kaip matote, aš nesu pats greičiausias iš čionai. Tik tai, kad esu, aš jeigu mokėčiau užsijungt šviesas, atleiskite. Dabar šviesas man geriausiai yra tik tuo, kad apakina biškį priešininką. O ir dar didžiausias minusas, kad tavo priešininkas greičiau pamato. Tai gal pasitaupysiu vietos ir nuimsiu. Ir šitą video aš jau turėčiau baigti, tai čia bus toksai trumpas video, ir visi 10 minučių video. Tai su jumis aš turėsiu jau atsisveikinti. Čia buvo Rex Nax 8685 ir see you later next time.